Trečioje užduotyje mūsų prašo surasti vidurkį ir, žinoma, skaičiuojant vidurkį turim atsižvelgti dalyvių skaičių. Vidurkį skaičiuojant mes sudedam visus įmanomus balus. Tai mes matom, kad yra 6 dalyviai, kurie surinko 37 balus. Taip, kad mes turime padauginti 37 iš 6, tam, kad suskaičiuotume vidurkį. 37 dauginame iš 6, vėliau mes turime pridėti 38 daugintą iš 7, lygiai taip pat 39, kuris yra padaugintas iš 5 ir galų gale 40 padauginta iš 4. Žinoma, reikia padalinti iš bendro dalyvių kiekio. Turime 6, 7, 5, ir dar 4 dalyvius. Viso turime 13, 18, 22. Žiūrim, kuris atsakymas mums tinka, ir panašu, jog tai yra atsakymas B.